Sveiki, truputį papasakosiu, kur mes čia esam. Camp Montseland. Tai apsistojom čia 4 ar 5 naktis. Kažkas tokio. Kas su kemperiais, kas su savo palapinėm. Žodžiu, esminis dalykas, esam Austrijoje, kalno apsuptyje, esminis dalykas, kad vaikai turi baseiną. Čia yra koziris. Bet kokio kempingo, bet kokios vietos, jeigu yra baseinas, ramu. Man. Puikus mūsų poreikis atitinkantis baseinas. Nu, šuolį į vandenį. Šuolį į vandenį. Vienas. Davai, varyk. Varyk. Tėti, gali? Aš išmokau manyti, jūs pribėgau vandens, galiu Gali man nugarą ištepti? Vėvita deginasi čia. Nugarą stepeliojam. Tokiam vaspotė. Čia yra biblioteka, pūlas, televizoriai. Tokie basic needs parduotuvė prie receptiono. Ar maistinių dalykų nusipirkti, ir pasigrilinti yra, ir ledų, ir šiaip visokių higienos priemonių. Ir saldumynų, vynelio, maisto, žurnalų, žaislų. Toliau, kas čia? Ai, čia va yra tvenkinys. Čia galima žvejoti. Mačiau, vaikai žvejoja vakarais. Tada čia yra bendra virtuvėlė. Tokia viduj. Indų plovimo spotas. Leidžiamės į apačią. Skalbyklės, džiovyklės, netgi indų plovyklės. Skalbyklės, džiovyklės. Čia kas tualetai. Čia yra Kids Club. Pačioj baseino 2 stalo teniso. 2 stalo fulės kambariai. Kas man patinka, čia gali visokių įdomių dalykų surasti, kaip galima išspręsti problemas. Pavyzdžiui, kaip fainai tas tinklas uždėtas. Mes panašų turim, gal aš kažkada irgi tai pabandysiu. Tada visokių ten palapinių įvairiausių galima pasižiūrėti. Kemperių, priekabų, žodžių, viskas pilna yra. Tuoj dar parodysiu vaikų žaidimo aikštelę, superinė. Ir aplinkui yra haikinimo trasos visokios čia per kalnus. Ir sakiau, labai populiaru čia yra su elektriniais dviračiais važinėti per visokius keliukus. Ten yra asfaltuotas keliukas, tiesiog kombainam paliktas. Ir su elektriniais dviračiais čia pats populiariausias dalykas. Tiesiog su jais tripinti. O, fulės aikštė, lynas, ten krūva žaidimų. Ir čia kas įdomu, kad būna netgi tas palapinės bele kur, va vidury žaidimo aikštelės atrodo trūksta vietų, stato bele kur. Čink, čink. Tai dabar čia nėra nei vieno vaiko, bet vakare čia būna pilna. O nėra dėl to, kad dabar žiauriai karšta ant saulės. Ir žodžiu, tas kemperis toli ten dar tęsiasi visur žodžiu. Dar yra ten šalia restoranas. Vakarais atvažiuoja food truckas, galima spirkti burgerių, bulvyčių. Ir dušai. Labai patogus, sakyčiau, tokie individualūs, ten užeini, pasikabini, nu, labai fainai viskas. Tuoj parodysiu, kaip mes įsikūrėm. Nu va, o va taip va mes įsikūrė. Čia vakarais gražiai šviečia tos lemputės. Visur aišku bardakas, nieko čia netvarkim. Čia būna pasigrilinam. Ir mūsų fazenda, žodžiu, 5 žvaigždučių viešbutis, labai fainas. Aukštyčių žiniai, viskas labai patogu. Nice. Atsidaro, užsidaro. Net kondicionierių buvom nusipirkę, tenais yra. Nu, tai yra vėjelį, bet kažkas sugedo. Nu, nieko. Šaldytuvą turim. Elektrą atstempę. Viskas yra, ką reikia. Tai va. Aišku, 4 čia šitas spotas. Palapinės, elektra, nu ir visos tos paslaugos, kurios čia yra. Vienai nakčiai apie 5 eurų kainuoja. Bet vis tiek verta, man tai patinka čia kempinti, gamintis, grilinti. Super. Tai vat.